Tikriausiai nekartą teko girdėti posakį, kad ikras Britas visada ras apie ką pasikalbėti. Ir tai žinoma bus oras. Bet kodėl? Kodėl ši atrodytų tokia paprasta, kasdienė tema yra tiesiog įaugusi į Britų kultūrą? Panagrinėkime, kas slypi už šios nacionalinės tradicijos ir kaip ji atskleidžia kur kas daugiau nei tik rytojos prognozė. Štai nuo čia viskas ir prasideda. Tai ne šiaip sau mandagumo frazė, žinote, tai tikras kultūrinis ritualas. Bet kodėl? Kodėl būtent orai yra ta tema, kuri visada pralaužia ledus Anglijoje? Pasirodo, atsakymas glūdi pačioje šalies geografijoje ir aišku jos nulemtame klimate. Gerai, tai keliaukime prie esmės. Visa paslaptis, tiesą sakant, slypi tome, kad Didžiojo Britanija yra sala. Būtent ši geografinė padėtis ir lemia tą unikalų, nenuspėjamą ir, nuolat aptarinėjimą klimatą. Taip, pagrindinis žodis čia yra švelnus. Ir ką tai reiškia? Ogi tai, kad nėra jokių didelių ekstremumų, nei kažkokio stingdančio šalčio, nei alinančio karščio. Šis nuosaikumas ir sukuria tuos nuolat kintančius, bet niekada per daug atšiaurius orus, apie kuriuos taip patogu ir netgi, sakyčiau, būtina kalbėti. O štai ir pagrindiniai viso šito reikalo kaltininkai. Iš visų pusių salą supantis vandenys veikia kaip, įsivaizduokime, milžiniškas termostatas. Jie tiesiog neleidžia žiemoms per daug atšalti, o vasaroms per daug įkaisti. Būtent Atlanto vandenynas, Šiaurės ir Airijos jūros bei Lamanšo sąsiauras ir sukuria tokį išskirtinį klimatą. Gerai, bet kągi praktiškai reiškia tas žodis švelnus? Panagrinėkime, kaip tai atrodo per visus metus laikus. Tai gali netgi pakeisti įprastą supratimą apie juos. Taigi, kaip iš tikrųjų atrodo angliška žiema ar, tarkim, vasara? Šis klausimas puikiai atskleidžia, kodėl vietiniai taip atidžiai stebi kiekvieną, net patį menkiausio orų pasikeitimą, ogi todėl, kad ribos tarp metų laikų yra labai subtilios. Štai pasižiūrėkime, kuo angliškos žiemos skiriasi nuo tų, kuris įsivaizduoja daugelis iš mūsų. Upės ir ežerai ten dažniausiai neužšąla, o sniegas lygumuose, tai tikras retas svečias. Jį pamatyti galima nebent kalnuose. Ir žinoma, negalime pamiršti rūko. Jis toks būdingas Anglijos peizažui, kad tapo tiesiog neatsiejama šalies įvaizdžio dalimi. Ir svarbiausia, rūkas gali pasirodyti bet kurio meto laiku, suteikdamas visam kraštavaizdžiui paslaptingumo ir drėgmės. O kaipgi vasara? Nagi, įsivaizduokite, kai termometras pasiekia štai šį skaičių. Vos 25 laipsnius Celsijaus. Anglai tai jau vadina karščiu. Tik pagalvokite, tai jau proga pasiskųsti arba atvirkščiai pasidžiaugti tikrą vasaros dieną. Ir koksgi viso to rezultatas? Ogi tas, kurį tikriausiai visi esame matę nuotraukose ar filmuose. Dėl švelnaus ir drėgnio klimato Didžiosios Britanijos žolė išlieka sodriai žalia ištisus metus. Tai tiesiog tikras sodų ir parkų kraštas. Gerai, su klimatu lyg ir aišku, bet kaip visa tai veikia žmonės, jų kasdienį gyvenimą, formuoja jų įpročius. Ir čia be jokios abejonės pagrindinį vaidmenį atlieka lietus. Pažiūrėkime į šį skaičių. Vien Londone vidutiniškai 180 lietingų dienų per metus. Tik pagalvokite, tai reiškia, kad beveik kas antrą dieną gali prireikti skečio. Nenuostabu, kad oras ten tema numeris 1. Ir kokia viso to pasekme? Visiškai logiška. Lietpaltis ir skėtis tampa ne modos, o tiesiog būtinybės atributais. Gatvėse nuolat matomi žmonės pasiruošę staigiam lietui. Ir tai, žinoma, nieko nestebina. Tai paprasčiausiai yra gyvenimo dalis. O dabar priartėjome prie turbūt pačios įdomiausias dalies. Pasirodo, tas nuolatinis lietus ir drėgmė ne tik suformavo žmonių įpročius, bet ir įkvėpė 2 pasaulinio garso išradimus. Tai tiesiog tobulas pavyzdys, kaip būtinybė tampa išradimų motina. Ar kada nors susimąstėte apie šių atrodytų tokių paprastų kasdienių daiktų kilmę? Jų istorija yra tiesiogiai susijusi su Anglijos klimatu ir 2 konkrečiai žmonėmis, kurie vieną dieną tiesiog nusprendė nebesitaikstyti su nuolatinė drėgme. Taip, už šių kasdienių daiktų slypi išradėjai, žmonės, kurie pamatė problemą ir sukūrė genialiai paprastą sprendimą. Pažvelkime į 2 vyrus, kurie pakeitė tai, kaip mes visi kovojame su lietumi. Pirmasis mūsų herojus Jonas Hanvay. Įdomu tai, kad nors skėčiai jau egzistavo kitur pasaulyje, būtent jis 18 amžiuje buvo pirmasis vyras, kuris išdrįso reguliariai nešioti skėtį lietaus persmelktose Londono gatvėse. Iš pradžių, sako, iš jo net juokėsi, bet netrukus jo pavyzdžių pasiekė visi. Antrasis svarbus vardas
Charles Mackintosh. Tai škotų chemikas, kuris XIX amžiaus pradžioje išrado būdą, kaip gumą paversti vandeniu atsparę medžiagą, ir jo pavardė tapo neperšlampamo apsiausto sinonimu. Mackintoshas iki šiol daug kur vartojamas kaip lietpalčio pavadinimas. O štai kaip visa tai atrodo laiko juostoje. Tarp šių dviejų išradimų beveik 100-mečio skirtumas, bet abu gimė iš to pačio poreikio – kaip nors apsisaugoti nuo to nuolatinio nesibaigiančio angliško lietaus. Tai nuostabiai iliustruoja, kaip klimatas gali tiesiogiai paskatinti inovacijas. Taigi, apibendrinkime, ką išsiaiškinome. Didžiosios Britanijos klimatą lemia ją supančios jūros, kurios sukuja švelnias žiemas ir vėsias vasaras. Tai viena vertus dovanoja vis žalią žolę, bet kita vertus nuolatinį lietų, o tas lietus tapo neatsiejama kultūros dalimi ir netgi įkvėpė praktiškus išradimus, kuriuos dabar naudojame visame pasaulyje. Ir pabaigai, klausimas pamastymui. Anglijos lietus mums davė skėtį ir lietpalčio, o kokie kiti kasdieniai daiktai, be kurių neįsivaizduojame savo gyvenimo, taip pat atsirado iš paprasto, bet labai svarbaus kasdienio poreikio. Pagalvokime apie tai kitą kartą, kai lis ir teks atidaryti skėtį.